Sveiki, mėlyjei Devijos draugai, prenumeratoriai ir svečiai. Smagu, kad mes kartu. Šiandien pas mus labai rudeniškas, skanus ir labai vyriškai brutalus vokiškas patiekalas, kurio nebrokija ir moteris. Taip pagamintus kiaulienos šonkauliukus paragavau pas kaimynus, kurie ruošėsi bernvakariui. Paragavau, patiko, išprašiau receptą ir dalinuosi su jumis. Taigi čiumpam gerą nuotaiką ir keliaujam pirkti apie 1 kilogramų kiaulienos šonkauliukų, nuo kurių reikia nuimti plėves. Tai padaryti nėra sudėtinga, tiesiog užkišame šaukšto kotą ir plėvę nuplėšiame nuo kauliukų. Kauliukus druskiname pagal skonį iš abiejų pusių, gerai masažuodami druską į mėsytę. Na, o prieskoniuosime 2 valgomaisiais šaukštais saldžiosios paprikos miltelių. Pas mane parūkyta, tai suteiks mėsytei parūkytos mėsos kvapą ir skonį. 1 arbatinių šaukštelių maltų juodųjų pipiriukų, 1 arbatinių šaukštelių džiovinto česnako ir pora lauro lapų. Prieskonius taip pat gerai masažuojame į šonkauliukus iš abiejų pusių. Ir paliekame pusvalandžiui pasimarinuoti. Na, o mes tuo metu pasiruošime barbekiu padažą. Nors padažą, jei nenorite gaminti patys, galima nusipirkti ir parduotuvėje. Na, o kas gamins kartu su manimi, reikės smulkiais kubeliais supjaustyti pusę svogūno. Įpilti 50 ml obuolių acto, 50 ml Winchesterio padažo. Įdėti 4 arbatinius šaukštelius medaus, 4 arbatinius šaukštelius grūdėtų dižono garstyčių, 50 gramų rudojo cukraus, pusę arbatinio šaukštelio imbiero miltelių, pusę arbatinio šaukštelio džiovinto česnako, pusę arbatinio šaukštelio saldžiosios paprikos. Įpilame 50 ml vandens ir pusę litro trintų pomidorų pastos. Viską išmaišome ir užviriname. Verdame ant nedidelio kaitrumo apie 8-10 minučių. Tokį padažą galima išpilstyti į nedidelius sterilizuotus stiklainiukus ir užsukus dezinfekuotais dangteliais laikyti šaldytuve ir reikalui esant naudoti įvairių mėsos kepsnių marinavimui. Na, o mes šiandien panaudosime kiaulienos šonkauliukų ypatingo skonio išgavimui. Padažą turime, tad darbuojamės toliau. Kepimo indo dugną išklojame 100 gramų šalto rūkymo bekono juostelėmis. Sudedame 3 nelabai plonais pusžiedžiais supjaustytus svogūnus. Penkias, 6 ketvirčiai supjaustytas didelės bulves. Ir sudedame kauliukus. Būtų idealu, jei indas kepimui būtų aukštas ir kauliukus galėtume sudėti stačius, bet aš tokio neturiu. Tai teks suktis iš padėties ir aš šonkauliukus sudėsiu šiek tiek įstrižai. Užpilame 300 ml barbekiu padažo, taip kad jo patektų į visus tarpelius. Uždengiame ir išsiunčiame į iki 160 laipsnių įkaitintą orkaitę, kur mūsų šedevras keps apie 2,5 valandos.
Jei indas be dangčio, galima viską uždengti tiesiog keliais sluoksniais perlenkta kepimo folija. Laikui praėjus, štai toks grožis ir skonis sugrįžo iš orkaitės. Labai skanios, minkštos, padažo prigėrusios bulvės ir puikiai išsitroškinusi mėsa. Lengvai nusiema nuo kaulo, bet nėra suirusi. Nuo kvapas. Manau, kad teks patiems pasigaminti, kad pajustumėte šį nuostabų aromatą ir nepakartojamą skonį. Taip ir norisi pasakyti, alų į studiją. Dar daugiau patiekalų su šonkauliukais jau laukia jūsų dėvyjoje. Nuorodos, kaip visada, jūsų patogumui video aprašyme. Gaminkime, ragaukime, vertinkime video receptus piršteliais ir negailėkime nuoširdžių draugiškų komentarų. Na, o man belieka padėkoti už dėvijos palaikymą kanalo prenumerata ir patikusių video receptų pasidalinimų su draugais socialiniuose tinkluose. Gražaus, šilto rudens ir skanių įdomių patiekalų. Iki.